Šiandien prasimankštinsim, vėl lauks šiek tiek klinčio užduotėlių, po to dėsimės apsaugas ir porose atidirbinėjimai nusimato. Irgi prasjudinam kelios minutės ir pradėsim. Nuleidžia iš karto vienas, kitas. Toks pramankštos pratęsimas. Tarptautinė žiemos stovykla vyksta, atvykę yra estai, lietuvių rinktinė. Tai realiai keliam savo meistriškumą, dalinamės patirtim, augam. Nauji metai prasidėjo, dideli tikslai, taip sakant, siektų rezultatų, tęsti tą darbą, kurį mes jau su Linu ir kitais aktyviais treneriais tęsiam nuo pat vasaros. Tai yra iš tikrųjų mūsų jau antra ta stovykla. Matom, kiek mums pirma stovykla ir tie visi važinėjimai po tarptautinės varžybas, tokius mums davė rezultatus pasaulio ir Europos čempionatuose, tą medalių gausą. Tai esam iš tikrųjų, tie rezultatai mums teikia dar motyvacijos, dar daugiau dirbti, nesustoti ir stengiamės, taip sakant, vystyti tai, ką pradėjom ir kelti Lietuvos Muay Thai lygį iš tikrųjų į tą kitą lygį. Vieną kitą ranką ir du šoniniai keliai, tada lygiai tą patį daro mano draugas. Šiuo momentu yra 4 treneriai, tai aš yra iš Estijos treneris, kuris atvyko su savo sportininkais Karolis Matiševskis ir Linas Andrijauskas iš Marijampolės. Vėl mano partneris pasiėmęs už galvos, ką darau, vieną ranką prakišu, užkontroliuoju jo ranką. Žiūrėk, kontroliuoju jo ranką, su kita ranka prakišu, pasiemu jo galvą, dedu žingsnį į šoną, skriestuvas, kelias. Iniciatyva tai yra mano ir mano kolegos iš Estijos trenerio tokių bendrų susitarimų, kad po varžybų Estijoje pamatė, kaip mūsų klubas tokį parodė rezultatą, tada jis jau susidomėjo ir jis jau tokia turėjo mintį, kad atvykti pas mus, bendrai pasportuoti, plėtoti tą bendradarbiavimą ir kartu augti, dalintis patirtim, keisti tą partnerių kaitą, nes žinot, Lietuvoje mes jau pripratę prie vienų, estai taipogi yra pripratę prie savo tų žmonių, tai jie norėjo, taip sakant, irgi turi noro augti ir atvyko čia. Atvežiau 9 sportininkus, keli iš jų dalyvavo pasaulio Europos čempionatuose, tai Martynas iš karto paprašė, kad aš jau juos pirmų numerį pakviešiau ir pasiūliau paskiau visiems kitiems, kurie nori. Atskirai. Tai susidarė 9 sportininkų komandą ir atvažiavom. O tikslas, aišku, augt, kelt meistriškumą. Planas yra gerinti tą pačią klinčio techniką, kad visi klubai tą bazę žinotų, kad elementariausius dalykus, kad nebūtų, kad vienas ar 2 klubai žino, visi kiti net nežino elementariausių dalykų. Tai stovyklą pradėjom pirmą dieną nuo, taip sakant, ABC. Šiandien jau buvo šiek tiek sudėtingesni veiksmai ir visas akcentas grinai tą klinčio ir Muay Thai techniką. Šioje stovykloje esu, kaip galima sakyti, kaip pagalbinis treneris, padedu Martynui Jasiūnui atlikti tam tikras užduotis, parodyti. Principas, sportuojam 2 kartus dienoje, yra čia sukviesti jau visi turintys varžybinės patirties, šitoje stovykloje naujokų nėra. Tik vienas dalykas yra tai, kad šitą stovyklą žiemos įvyko įvairių amžiaus grupių, leidom visiems, kurie parodė norą kartu dalintis patirtim, kartu treniruotis, tai priėmėm visus ir mažiausius ir didesnius jau sportininkus, neįskiriant jų. O kaip ir sakiau, 2 treniruotės į dieną, penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis. Tokia savaitgalio stovykla. Kol kas yra daugiau klinčio, taip, nes pradėjom pirmą treniruotę irgi nuo pat klinčio, pradžia buvo tokia pradinė, nuo pagrindų. Šiandien irgi ryte padarėm klinčio treniruotę, kur jau buvo daugiau tokių visokių susukimų, nulenkimų, dar kažkokių įdomesnių judesių, tokių jau
kažką rimtesnių negu pirmoji treniruotė. Dabar bendrą Muay-Thai techniką šlifuojam, pas pagrindinius sportininkus fizo viskas likę nuo pasiruošimų Europoje ir pasaulyje. O dabar duotuoju momentu tiesiog irgi daug klinčio, dubens darbas, tokie pagrindiniai beisikai. Būtent Martynas nuo jaunuolio važinėjęs po visą Tailandą ir tikrai perteikia daug klinčio paslapčių, kur reikia mums treneriam važiuoti į Tailandą mokytis, taip pat vytis reiktų. Tai sutaupo mums Santaro, ką visą suduoda, būtent klinčia, labai gera klinčio mokykla. Ne veltui Jasiūnų Steam jau kelinti metai iš eilės pirmi Lietuvoje. Tas džiugina, kad jie turi charakterį, užsispyrė, kiti ilsisi kažkur dabar, ar dar kažką, jie salėje prakaituoja, savaitgalį praleidžia, ateina į stovyklą ir bando tobulinti save ir siekti aukštumų. Mano pagrindinis dabar startas bus Lietuvos Muay-Thai čempionatas. Ruošiuosi jį laimėti 5. kartą. Kovosiu 14-15 metų amžiuje ir 67 kg. Pagrinde dirbu kaip ir visada ant visko, nes viską reikia tobulinti, negali būti vienoj srity tik tai geras. Reikia viską ištobulinti ir visur dominuoti. Tai prie vieno dalyko labai taip ir nedirbu. Tai ryti matom, tavo maikutės už tai ėmėjai. Tai čia jau tave pakvietė dalyvauti, ar čia iš brolio pasiskolinti? Čia iš brolio dėja, bet tikiuosi tikrai greitų metų ir pats dalyvauti JTMA organizacijoje. Pats keliais dirbė Ivana. Galvą pasiimk, pasižiūrėk, kur galva kita ranka. Plačiau. Plačiau. Kojas plačiau. Čia tau stumė? Stumė, ne? Tai tą ranką gali kopį išmušti. Jauna karta trenerių, tai aš Martynas ir visi kiti. Norim dėti labai daug darbo šiais metais ir važiuoti į tarptautinės varžybas po visas šalis, kur tik bus įmanoma aplinkui.